Pradedam nuo vėlyvos sėjos lauko, kuriame tikrai yra tasai momentas, kada tikrai nebereikėtų laukti, reikėtų atiduoti salietrą, tą startinę salietrą iš tikro. Ir kaip matom, lauke žaliuoja, dar labai čia vegetacija tikrai neįsibėgėja, bet jau šitiem augalam reikalinga turėti maisto, nes jie turi krūmytis. Praktiškai visi jie yra tik tai 3 lapeliai ir krūmimasis bus, visas turės vykti pavasarį. Taigi reikėtų nedelsiant jau išpilti trąšas, azotinės trąšas, biria forma. Ir kai tik tai temperatūra dirvos bent kiek pakils keliais laipsniais aukščiau, nes kol kas tai dar yra tikrai dirva šalta, jie turės maisto medžiagų ir galės toliau vystytis. Aišku, čia sėja yra į minimaliai dirbtą tą dirvą ir kaip matome, dirvos paviršiuje yra daug tiesiog nuokolų šiaudų likę. Kartu, jeigu kalbant apie po išbertų trąšų eina kitas tręšimas, kuriame dabar daug kas naudoja kasą, tai kartu su kasu reikėtų atiduoti ir huminės trąšas, stimulantus, kurie paskatintų ir dirvoje esančios likusios organikos skaidymą ir atitinkamai sudarytų palankesnės sąlygas augti ir kviečiam. Čia kviečiai pasėti po rapsų ir pasėti anksti. Jie tikrai labai gražiai atrodė rudenį, nors buvo gausiai pažeisti miltligės. Ir kaip matom, tie, kurie buvo pažeisti miltligės, tie lapai sunyko žiemą. Ir matosi, kad patys augalai išgyvenę ir atsinaujinant vegetacijai be abejo augs. Ir šaknų sistema kol kas reikia pripažinti, kad dar nedirba. Tik tai pirmosios šaknelės pasirodė, kurios tikrai yra kol kas plikos, be šakniaplaukių. Turi žemė sušilti daugiau, nes čia viso labo šitame lauke apie 7 laipsnius dirvos temperatūra. Ir aišku, tokioj temperatūrai šaknim vystytis nėra gerų sąlygų dar kol kas. Ir aišku, čia ir drėgniau šitame lauke. O kalbant apie tręšimą, tai reikėtų tikrai nieko nelaukiant tręšti biriomis trąšomis salietrą. Ir be abejo, augalai atsinaujinant vegetaciją jau jie turėtų turėti maisto medžiagų. Nes, kaip matom, startą tai reikia duoti gerą. Kol kas neaišku, kaip tie augalai pasiims ir fosforo trąšas, nes temperatūra kol kas dirvoje per žema paimti fosforui, bet tikėkime, kad dabar atšils ir jie turės jau geresnės sąlygas vystytis. Kitas momentas, po išbėrus salietrą, praktiškai savaitės bėgyje ateina laikas ir panaudoti kasą. Ir pirmas kaso panaudojimas
na tikrai turėtų būti turbūt beveik apie pusę azotinių trąšų numatytos normos. Ir aišku, pirmas purškimas būtų gerai atlikti išpurškiant jį, o ne išlaistant. Nes išpurškiant duoda gerą dirvos padengimą, augalų padengimą ir atitinkamai kasas veikia į tuos ligų sukėlėjus, kurie gali būti ant tų žuvusių lapų ir bendrai ant augalo. Panaudojimas yra saugus, svarbiausia nemaišyti, nedaryti tirpalo su vandeniu. Tiesiog atiduoti, išpurkšti, koncentruoti. Kartu į kasą reikėtų įdėti humihelpą, nes čia irgi, kaip matome, yra daug organikos likę iš po rapsų. Humihelpas padėtų, aišku, mineralizacijai šitų liekanų. Ir kitas momentas, tai humihelpas palaikytų dirvos struktūrą ir dirvos mikrobiologinį aktyvumą. Na, kalbant apie ligas, tai mes žinom, kad iš rudens buvo praktiškai visuose laukuose labai gausu miltligės ir kol kas mes negalim spręsti, kaip jinai čia intensyviai vystysis, bet manau, kad užkrato laukuose yra pakankamai ir be abejo reikėtų sekti situaciją lauke ir manau, kad pirmas purškimas, jeigu miltligė vystosi, tai turėtų būti taikoma nuo miltligės. Jeigu yra sėliojami kviečiai, be abejo kviečių dryžligė tokiuose pasėliuose vystosi, tai čia irgi gali būti, reikėtų vykdyti ankstyvą tą purškimą, panaudojant protiokonazolo, azoksistrobino veiklias medžiagas. Kartu aš manau, kad su fenpropidino nuo miltligės.